It took a lot of time before it happened, and already a few years ago, then I was a commissioner, we have been started negotiations for such agency to be opened in Lithuania. And as usual in Europe, it took too long, of course, but anyway, we're happy that it happened. And it is the first European institution which is opened in Baltic states. I'm very happy that already we have a full scale of staff who is able to start already to work, and that we have attention not only by Commission, which is responsible for such bodies to be taken care, but also by the Parliament, who is also eagerly helping us to work and to show some good results for all Europe. Lithuania was chosen not by chance. Lithuania was a leader in a lot of questions on gender equality. Of course, we do have problems inside the country, but they are exactly the problems we need to change and to solve. So why I am very happy once again and want to thank also ambassadors who are here from the member states who would like to take deeper participation and share the responsibility of all we will be doing and sharing the best practices in Europe. Now in Lithuanian. Gerbėmėjai konferencijos dalyviai ir svečiai. Dar kartą nuoširdžiai visus sveikinu. Visus jūs, šios ryties žinovus ir ekspertus, susirinkusius čia Vilniuje į tarptautinę konferenciją lyčių lygybės tema. Man taip pat malonu matyti čia Europos parlamento moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkę, ponę Svensson. Galiu pajokauti, kad gėlių spalvos atitinka praktiškai Švedijos vėliavą. Bet, aišku, čia turbūt netyčia, tuo labiau, kad vakar dar mes turėjome labai gražų Švedijoje įvykį, tai yra vestuves karališkosios poros. Tai ko gero ta proga, Lietuva pasistengė. Vyrų ir moterų lygybė yra viena pamatinių teisių, bendra ES vertybė. Europos parlamentas ir taryba lyčių lygybės problemoms skiria išskirtinį dėmesį. Tuo tikslu ir įkurta naujoji Europinė institucija. Europos lyčių lygybės institutas Vilniuje. Todėl džiaugiuosi, kad Lietuvoje dirbs ir bendradarbiaus geriausi šios srities Europos ekspertai, o jų atliktas darbas, sukaupti praktiniai ir teoriniai tyrimai, vaisingai prisidės prie visų mūsų pastangų užtikrinti tikrą, o netariamą lyčių lygybę visoje Europoje. Daugiametė ES šalių statistika rodo, jog spręstinų problemų šioje srityje dar yra daug. Kasmet Europos komisija rengia ataskaitą apie moterų ir vyrų lygybę Europoje ir kasmet konstatuoja tas pačias problemas. Moterys uždirba gerokai mažiau negu vyrai, ir šis skirtumas Europoje nesikeičia jau daugelį metų. Nors aukštąjį mokslą studijuoja daugiau moterų, baigusios studijas, jų užimtumo lygis yra mažesnis negu vyrų. Galų gale darbų ir pareigų naštos pasiskirstimas tiek šeimose, tiek kitur kol kas yra dar neproporcingi. Smurtas šeimoje, skurdo rizika paliečia abejas lytis, tačiau moteris labiau. Lietuva neatsitiktinai tapo pirmąją Baltijos šalimi, kurioje įsteigta Europinė agentūra. Lietuvoje jau daug padaryta siekiant vyrų ir moterų lygybės. Nuo lyčių lygybę užtikrinančių įstatymų, lyčių integracijos politikos visais lygiais ir visose srityse, iki specifinių priemonių konkrečiai moterų padėčiai gerinti. Teigiami rezultatai jau dabar matomi. Moterų užimtumas pastaraisiais metais išaugo, o kai kuriais duomenimis ir net viršijo vyrų užimtumą. Sumažėjo atotrūkis tarp vyrų ir moterų gaunamo atlygio už tą patį darbą. Lietuvoje moteris dažniau nei vyrai baigia aukštąjį mokslą, daugiau gauna magistro diplomų ir apgina mokslinių disertacijų. Jos aktyviai dalyvauja valstybės kūrime ir valdyme. Kur kas labiau išaugo jų dalyvavimas versle bei aktyvumas visuomeninėme gyvenime. Tai geri ir džiuginantis faktai. Tačiau reikės dar nemažai pastangų, kol šios pažangios tendencijos taps įprastinėmis Lietuvos ir visos ES standartais.
Todėl raginu į bendrą veiklą dar aktyviau įsijungti nevyriausybinės organizacijas, dirbančią žmogaus teisių, švietimo, užimtumo, sveikatos ir kitose srityse. Tik kompleksiškai priimami sprendimai duos norimų rezultatų. Todėl linkiu ne tik konferencijos dalyviams šios produktyvių diskusijų ir kūrybingų konkrečių idėjų bei projektų, bet ir visai agentūrai sėkmingo darbo ateityje. Todėl šiandieną pradėti darbai ir diskusijos tikrai turės atnešti gražių vaisių. Linkiu visiems sėkmės.